Na, sveiki kanalo stebėtojai ir ne tik. Šį kartą vėl mes atvykom prie nuostabaus ežeriuko, Oras Pasaka. Tai šį kartą praleisim čia kokias 3 dienas, 2 naktis. Bandysim karšį, lyną. Aišku, yra čia ir karpių, gal papuls koks karpis. Nu, matysim eigoj, kas čia bus. Tai atvykau su visą savo šeiminėlę. Tai praleisim smagiai laiką. Dabar ką, eisim krautis visus daiktelius. Biški yra prisidėta nemažai. Tai galim apžvelgti, pažiūrėti. Mašinytė Volvo V50. Čia va taip. Nuo žemės iki lubo. Ir tik 2 naktim. Aišku, malkos va 2 maišai įsidėta. Čia patalinė. Kad normaliai išeitų pailsėti, išsimieguoti. Jeigu duos žuvytę mieguoti. Tai va. Tokia gamta aplinkui. Ir mūsų ežerėlis. Ten bus vieną vietą plūdėm pasidarysiu, čia bus dugniniam ant signalizatorių. O. Pasaka. Orelis Pasaka, vanduo skaidrutis. Nu, biški drumzlins, bet visai nieko čia, sakyčiau. Einam dar vieną, parodysime, kur plūdės bus. Užsimesti. Va. Čia pasidarysime plūdinės. Tarp lelijų ten. Kaip tik baigęs va tos tokios žalios ilgos žolės. Ten toliau porą kečikių pasidarysime. Gal vakare koks lynas ateis. Ten toliau yra žolių juosta, lapušnikų tokių, lelijų teisingiau. Tai kažkur jas ten iki jų ir taikysime. Atsivežiau iš draugo pasiskolinęs valtelę. Prisipūsiu. Su sūnum nuplauksime. Pasišersime, pasidėsime žymeklį. Kad matyt naktį, kur užmest. Šviečiantis yra toks. Ir dieną, aišku, matysis geriau, kur mesti. Tikslingiau bus į vieną tašką praktiškai. Tai va. Na ką, einam pakuotis. Va, aš jums bandau gal įjungti timelapsą ir pažiūrėti, kiek čia tų daiktų. Nesveikai. 2 naktim. Gerai, tam kartai. Nu ką, daiktas iškruovėm. Nu dar liko, aišku, patalinė ten. Bet dar pasistatys palapinę, tai va, čia maistelis. Čia staliukai. Prieskoniai, lėkštės. Čiužinis, kėdutė. Žirniukų išvirsme. Rokiklikė tokia. Ten savo einu aprodysiu čia malkikiu. Kurensime vakare. Čia biški išsimiečiau spinigiukai, porą plūdinikių. Čia dėklas su meškerėm. Taip va įsikūriau. Laikinai kol kas, kol pradėsiu. Tai va. Beje, žiauriai geras tas graibštas žuvies. Pirktas iš Vynas Plus. Magic Handle. 4 metrų ilgio.
Zilkinis pats graibštas, nesikabina kabliukai, nieka, žiauriai gerulis. Ir plus gera kaina, Žvynas plus, kas norit užvažiuokit Radviliškį autobusų stotyje, rasit tikrai ką išsirinkti savo, neblogai ten. Tai va, nu ką, dabar eisime dabar palapinę pakuoti, statyti, ruošti savo miegamą. Čia tokia palapinukė. Sun Camp Voyager XL5. Čia trimtai bombiniai. Aišku, jau kokie 4 pas mus metai, bet lietus dar nepraleidžia. Tai pamatysite, kai susirinks dabar. Nu ką, važiuojam, vėl jungiu jums timelapsą ir galėsite pažiūrėti. Žiogelis, vieną koją smuiko pametęs. Na va, sūnus sakė, prie pusvaltį tėtį. Kaip sekas? Karšta. Nu jo, nesalka. Čia visau nuo rudens dar. Pinėlis neputės. Vot tesuoja mane. Ką mes galim irkliukus rinkti. Mes jį dabar turėtumėm kažkaip dėti. Biškį tą atkelk. Nu ką, buvo nusimaudyta. Nerodžiau, ten pilna žmonių, tai nenorėjau, mažų vaikų yra. Tai nieko nerodžiau, nesinešiau net kamerikės. Parėjau, žirniukai išsivirė, biškį dabar nugriebsiu putas ir paliksime pusvalanduką kokį pastovės, pabrinks, paskiau atvesinsime nusunkę ir su sūnum plukdysime į taškiuką, užsimesime markeratorių, prišersime kanapių turiu, pridėsime kanapių ir tikėsimės gerą kibimą šiandien. Nu, šiandien gal nelabai, rytoj rytą arba rytoj vakare. Manau, kad turėtų būti vis tiek kažkas. Tai va, mūsų palapinė, kaip įsikūrėm. Va, prisipūtėm čiužinuką. 3 per akis. Bombinė. Tinklelis. Čia dar užsitraukė, kad vėjas nepūstų, bet nereikia. Ir čia dar biškį daiktelių. Eisiu gal po biškį susiruošiu meškerikės. Viską. Kai prasidės, važiuoju, plauksime šėrimą daryti. Tai parodysiu viską. Pirma žuvis! Kuršis.
Va, į ant to baltas su raudonu. O, Opa! Nu pagaliau. Visą dieną, visą naktį. Ir tik šiandien va ryte. Ant builiuko. Baltas su raudonu. Gerai. Oi, 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 oi. Opa! Nu ką, labas rytas. Išaušo antra diena. Naktį kibimų nebuvo, nieko. Šiandien rytą vienas kibimukas ant dugninės, ant boilių. Kol kas liūdnokai. Tai dabar sugalvojom nueit nusimaudyti. Čia netoliese yra maudykla. Kai nueisime, parodysime šiek tiek. Čia brangioji keliauja. Ir tinklinės yra, ir šašlikinės, ir stalai, ir pavėsinės. Yra. Va. Tinkliniukas. Stalai. Šašlikinė. O va, ko ne Palanga. Paplūdimys gražiausias. Lieptas. Vandeniukas arbata. Nu, sūnus pirm šokė. Deja aš. Kuo toliau? Nu, pasineriam. Nu, sūnus pavarė. Kol tėtis miegoja. Štai tokį linelį. Vyručiai. Pažiūrėkit. Opa. Gražuolis. Nu ką, sūnus ištraukė tokį linelį. Tai persimeta meškerikės, gal šiandien po vakare pajudės jau. Žuvytė pagaliau. Eisime išsivirto žirnių vėl. Šoninis vėjas yra, užneša valą, bet kažkaip bandom susitvarkyti. Ir stovą palikau namuose, statom ant šakinuko, tai esmės nekeičia. Gal šiek tiek patogiau ant stovo. Rezultatas vis tiek tas pats. Ar su juo, ar be. Nu ką, laukiam toliau ir einam kai iš žirnių. Geras.
Tik, na, tinklinį pažaisti. Bet nedidelė, ne? Biškai priešina. A, priešinti, šitą pusę varyk. Varyk į tą pusę. Lynas, žiūrėk bus. Žinok, nematau biškai, ar tai. Oi, bet gražiai. Aida už kupros. Šaunuolis. Irgi gražiai. Bet už kupros. Pasikirta trinės. Susuk biškį valo. Aha, suk. Op. Parodė. Kebritai. Groži stombi kokia. Čia į tą pašarą gal, bet ne? O, kuo jie? Stambulė. Mekšras. Geras. O jau ėjom tinklinį žaisti. Bėgom. Sugrąžina greitai. Nu ką, permetam. Bandysime į dar sykį tinklinį. O taip va. Tokią bombikę padarau. Builiukai viršui. Vienas apačioj toks marcipaninis. Tai tu įmeti. Geras. Nu ką, įsikepam dešrelio pietums. Vakare šašlikiuką. Pavalgysime. Apie kebimus nieko. Tas lynas, karšiukas vienas buvo ir sūnus kojetą ištraukė. Viskas. Nutylo, žirnį išsivirėm. Dabar aušinu. Atvies, suvarysime kanapių. Dabiški pašarą seną buvo ten nuo Nemuno. Tai sumaišysime viską ir nuplukdysime prie bujuką, prie žymeklio. Pašersime ir lauksim vakarą. Nu, aš manau, ateis vakarė vis tiek, nes vakar nieko nebuvo, iš vis nei kibimo, rytą nei kibimo.
Čia viskas į pietų pusę. Apie 1 valandą 12 prasidėjo. Tai šiandien vakare turėtų sujudėti, gal aš galvoju. Gal naktį. Neduos miegoti. Nu nieka, dieną biškį numiegojau, tai galėsiu naktį dabar žaisti su jais. Kad įkiptų. Gerai, iki. Nu, dėsime dešreles. Tu mažytę man gal palaikyk. Tai gerai, praprieš. Tai jos skirtingos? O, iš karto kvapelis. Gerulis. Jau šeimyną valgyti užsimanė visą. Visi nori valgyti. Man aišku, nieks neduoda. Dietos reikia laikytis. Nesimato, aišku, iš manęs, bet reiktų. Reikia išrinkti vieną nugalėtoją ir man ir vėl padėjo mestas burtas, kad aš nuo savęs tą atsakomybę nusipurtyčiau, aš visą tą burtą ir šiandien pasisekė Tadui. Kažkas atras papratų šieną, kažkas Virtos, virtos, tik pergalės mūsų kepamos kalakutienos. Ir tos tokios pat. Ai, kalakutienos, bet ten barbekiu, man atrodo. Ai, karamelizuotas svogūno, čia tokios. Įsikepsime iš karto ir šašlykas. Pagalvojom, kad dešrelių gali neužtekti čia. Išsikepam iš karto ir bus rami galva. Pikantiški šašlikiukai. Ir dešrelės. Na, reikia biškį. Nu ką, einam valgyti. Užkąsti bent jau. Pomidoriukų reikėjo imti mažytę. Ką? Nenori? Aš tai noriu. Kečupasą. Duonos turi. Nu va, chebrytė. Visiems skanaus. Mes bandysim ragauti kažį per dešrelės. Atrodo tai skaniai. Skanu mažytė. O, vyrutė. Bomba. Liuk. Nu ką, plaukiam pašersime. Kaip čia seksis. Vėjas nemažas.
nuo čia pradėti kažkur šerti. Nuo to lapuką, nes vieną metą va čia. Kažkas va taip va nuo čia va reiktų pradėti šerti. Ir reikia ties bujum šerti. Nu ties tuo žymekliu. Lips žiūrėk. Kukulių padarysime. Į visą reiktų čia išmesti. Pralėtis. Nu. Laikyk, kad neišvažiuotų. Nu ką, metam į vandeniuką. 1, 2, 3, 4, 5. Tai 6 šiaip mėti taip. Biškį į šoną persėsk. Va taip pasisuk. Gerai, gerai. Į priekį. Da į priekį. Da į priekį. Da į priekį. Gerai, pašarą. Čia tas nemuninis buvo visą seną. Išnaudojau pagaliau, kameroj vietos atsilaisvino. Taip. Žviniukai su kanapėm sumaišyti. Norėjau slyvos užpilti skonę, bet nežinau, kažkaip abejojau. Nesu bandęs, kad kažkas pila, tai esu girdėjęs. Gal kas bandėt, parašykit. Kas stebi iš mano kanalą, žiūrovai, būtų įdomu sužinoti apie tą slyvą. Ar jin padeda kiek. Gerai, dabar į kitą taškiuką biškį reiktų. Nu, dabar čia. Nu gerai, dar reikia man nakčiai pasilikti. Ir į pašarą dar užmaišysiu naują pašarą. Vanduo, koks šiltumą daba. O čia mūsų žymeklis. Naktį šviečia jisai. Dieną ne, o naktį sutemus pradeda šviesti. Tai va taip. Nu ką, bandysime laukti. Plaukiam į krantą. Va, brangioji lauk krante. Pašarą naudosiu Dipex XXL Universals. Iš esu riešutais ir kanapėm. Įdėsiu žirniukų su kanapėm irgi. Daugiau kukurūzą gal dabiškiai įpilsiu. Nežinau su ta slyva. Ar verta jas čia rizikuoti, gal į pašarą įpilčiau, sakau. Bet bijau, kad nesugadinti ko nors. Nu gal pabandysiu, nu kas bus, tas bus, tik ką. Kas nerizikuoja, tas negeri. Šampaną. Turi dabraškės. Likučią. Nu, bet pabandysiu slyvą. Tai ką, plėšiam.
pusę pakelę. Užteks, aš manau. O, dieve, kvepia biskvitų čia. O, sausainio gabalai, kas čia? Tokie. Ką, biškį žymiu. Padaugit nereikia, ten pilna jį. Tiesiog, kad būtų ešeriko. Ką? Sudrakinam. O, žiūrėk, bomba. Riešutis biskvitų. Geruliščių kažkoks. Skaniai kvepia. Tai užtat ir bijau, sakau, tą slyvą panaudosi, pakeis kvapą, nes dabar tai bombinis grinis toks biskvitėlis. Sausainiais, riešutais, kanapė, da jaučias tokia. Gerovės. Gerai, dabar tada pastovės keletą minutėlių. Pabrinks. Dar sykį permaišysime. Nu ką, persimetam vėl. Po šėrimo. Lauksime. Vilkas atsilieps. Vilkas atsilieps pagaliau. Nei kibimo, net nejudina, čia vienas iki pajudino ir viskas. Vakarėja neblogai, vėjas nurimo, pradėsime dažniau permėti, tada žiūrėti, gal kažkas pasikeis. Nu, norėtųsi jau šiandien žuvytės, aš jau tikėjausi vakarą pusę gal, kad pradės kipt, o čia nieko pasirodo. Nu nieko, pabandysime pašariuką dažniau į taškiuką matysime. Nu ką, bandom persimesti. Nu dar vieną. Persimetam. Bet čia ryklos tuščios, kažkas išlesa. Ta pašara. Smulkmė. Bet net nepajudina. O, žirniai likę. O. Nu, bet nėra jų. Kur ant vaikų. Nu, važiuoji tiesiog. Nėjau jau pirmino, galėjau. Nu, tai jiems, nu, tai kokie šešietė privažiuoji, tai tikrųjų. Nu, jiems nuvažiuoji. Nu, užsimetėm. Vėl laukiam.
Įsijungsime, kai kips. Nu ką, draugai, niekas nekimba. Eisi miegoti. Jau 2:30. Signalizatorių pasiimu į palapinę. Dar biškį pabūsim prie laužą, kol sudegs. Kad nepalik taip. Lauželio. Joninį laužas baigė sudegti pas mus. O ten tolumoj raudonas žiburiukas mūsų dega, švyturys, kaip sakau. Žymeklis. Nieko gero su žvejyba. Nežinau, kas negerai. Kažką negerai gal aš dariau. Numatysim. Gal naktį pramuš. Gal rytoj oras keičiasi, bus apsiniaukę. Gal rytoj iš ryto suduos dar. Tai va. Tiek žinių iš žvejybos. Nubandysiu naktį, jeigu kips, bandysiu parodyti. O jeigu ne, tai rytą parodysiu, nes apšvietimo lygtais irgi palikau iš to skubėjimo išvažiuoti iš namų. Matysiu, kaip išeis. Tai šiandien tiek. Susimatysime arba per kibimą, arba rytoj rytą. Visiems iki. Nu, rytas pajudėjo. Biškelį. Tik nespėjau įjungti. O, chebrytė. Pažiūrėkit. Karšiokas. Gražuolis. Nu. Pirmas. Toks jau padoresnis. Karšis. Pasaka. Pažadina. 4 ryto gal dabar. Prašau. Super. Lauktas ilgai, bet sulauktas. Yes. Pasaka. Pagaliau. Bomba. Super. Nu ką, persimetam. Laukiam toliau. Pakuosimės, nieko gero, su žuvytė. Tiesiog praleistas gerai laikas gamtoje, su šeima. 2 naktelės, 3 dienelės. Mausim namučią. Oras apsiniaukė šiandien, jau saulės nebeturim, nu kartais išlenda. Tai viską reikia susipakuoti. Daiktelius. Nu, viskas. Čia gražų švarą. Sutvarkyta. Aišku, žuvytę paskiau, kai palapinę susipakuosime. Ištrauksiu, parodysiu. Kažkiek pasigavo, nes stebuklai, bet
Nu vis bus parodyti. Tai va. Dabar tiek tada. Einam dar šašlikinę, parodysiu. Irgi. Nu ką, viską susipakavom. Užleidom vietą giminaičiam. Biškį, pabus su vaikais. Mašinytė atrodo taip. Pribūbita pilna. Iki lubų. Kaip ir atvažiavom, nu biškį mažiau. Tai va. Nu ką, tas mūsų laimikis koks. Va taip va. Linelis, karšis. Kuoja jaučiasi tas dzūkiškas mekšras, mažesnė viena. Karšiuks irgi neblogas. Tai va pasiimsim tą karšiuką leniuką. Močiutei reikia parvežti žmonos, pavaišinti. Kitus paleisime. Tai va. Nu, tokias žuvytės paleisime. Dvi gražios. Ne. Atsigaus. Matai, viena irgi. Opa. O. Nu, plauk. Vyras. Pažiūrėjom, tą gyvą. Ar vėl norės? Ne čia varai, tėvukai. Tėvukai, varyk ten, o. Ačiū tau. Ačiū, kad žiūrit, kas prenumeruositės. Didelis ačiū. Paspauskit laiką, subscribe, pakomentuokit. Ir susisieksim, susimatysime kitose žvejybose. Iki.